Šiemet rugpjūčio 23 dieną minime Baltijos kelio 25-metį. Prabėgęs laikas neištrynė iš atminties šios unikalios pasaulį pažadinus okupuotų Baltijos kraštų vienybės ir protesto akcijos. Lietuviai, Latviai ir Estai susikabinę rankomis nuo Vilniaus iki Talino nepertraukiamą grandinę sujungė 3 valstybės. Drąsūs žmonės originaliu būdu pasmerkė Ribbentropo-Molotovo paktą ir išreiškė Baltijos tautų ryžtą atkurti nepriklausomybę. Buvome vieningi ir stiprus, susitelkę ir galingi, nes turėjome aiškų ir šventą tikslą iškovoti laisvę. Priekin vedė didelis tikėjimas gimtuoju žodžiu. Į stiprų kumštį visus telkė ryžtas pasaulio žemėlapyje vėl įrašyti Lietuvos valstybės vardą. Ir širdžių ugnis įsižiebė. Šiandien laisvos ir demokratinės Baltijos šalys kartu su kitomis Europos valstybėmis kuria gerovę, atsakingai sprendžia rūpimus klausimus. Esame savo namų šeimininkai ir būsime jais amžių amžius. Istorija akivaizdžiai paliudijo, jog mūsų pasirinktas kelias teisingas. Tai laisvės, kūrybos, meilės tėvynei ir tikėjimo savo šalimi pažymėtas gyvenimas. Baltijos kelias nesibaigia. Jis vėl mus šaukia būti kartu, nes Europoje nerimą kelia naujos grėsmės rytuose. Neleiskime sutrukinėti mūsų vienybės grandiniai su Baltijos šalimis, su partneriais NATO ir ES, su demokratiniu pasauliu. Susimkime rankomis ir būkime stiprus, kaip tada prieš 4 amžiaus, kurdami savo valstybę ir naują Europą.